Sveiki visi, tai noriu papasakoti šiandien. Tai vėlgi, nuo ko pradedam, vėlgi, kodėl žmonės arba tie žmonės, kurie samdomą darbą dirba, nori užsimti verslų ir kas juos stabdo ir taip toliau, visus tos dalykus mes aptarsime, bet pirmas dalykas, supraskime vieną dalyką, kad yra kažkokia tai varomoji jėga, nuo ko aš norėčiau pradėti, tai yra baimė ir yra kažkoks troškimas ir mes esame čia va per vidurį. Tai vėlgi baimės, tai dažnai būna, kad skurdo baimė, pinigų baimė, visų tų dalykų, dėl ko mes einam iš tikrųjų į darbą, dėl ko žmonės, jeigu būtų galimybė, turbūt ir jūs neįtumėte į darbą, dėl to, kad, kam eiti, tai turbūt reikia stogo virš galvos, ten, nežinau, maisto, tų bazinių vadinamų poreikių, jeigu patenkini bazinius, daugiau uždirbi, po to atsiranda kitų poreikių. Ir būtent jeigu neteksiu darbo, man tie poreikiai ir tai aš negaliu savo to leisti, dėl to einu į darbą ir kartais vėlgi, čia ne dėl to, kad baimė, bet aš vėlgi kažko noriu pasakyti, kad yra labai skirtingų žmonių, vieni kažko tai trokšta, kiti baiminas, yra kuriems tinka ir patinka, viskas yra tvarkoje, kiekvienam savo, bet yra šiaip paėmus, kas mus varo į priekį, tai baimė iš tikrųjų labai gerai mus stumia pirmin, o troškimas irgi, bet baimė labiau, tai tiesiog žmogų kyvesi, jisai labiau bėga negu kad kažką tai vytis ir kad skatintų siekti savo tikslą. Ir troškimas tai vėlgi apie tai, ką žmogus nori, apie tai, ką jisai svajoja, tai jisai kažkur tai link eina. Nesvarbu, jūs visi turite savo tikslų, svajonių, lygiai taip pat ir aš, lygiai taip pat ir jūs. Ir čia tokie keli tipai, į ką dažniausiai žmonės svajoja, tiesiog labai bendriniai. Tai jeigu jaunesnis žmogus tik pradėjęs savo gyvenimo kelią, tai faktas, aišku, nekilnojamas turtas, kažkoks tai būstas, tie baziniai tokie dalykai, apie ką jisai nori, svajoja ir nori, po to gali būti žaislai, kažkokie tai mašinos, papuošalai, rūbai, ten nesvarbu, kas tai bebūtų, materialūs dalykai. Kitas dalykas tai kelionės, nori daugiau pamatyti, pažiūrėti ir taip toliau. Ir dėl to, tarkim, aš ten dirbu, dėl to, kad aš noriu pakeliauti ten. Tai klausimas vėlgi, kaip aš tai noriu padaryti. Ir trečias dalykas, ketvirtas tai yra laikas. Tai laikas savo, šeimai, draugam, tėvam, nesvarbu, kur tai bebūtų. Bet jeigu žmogus eina į darbą ir, sakykime, nori turėti daugiau to kokybiško tai laiko, dažnai būna, kad tai tikrai didžiąją dalį suvalgo mūsų kažkokia tai veikla, ką mes veikiame per dieną. Ar ne, nes turim 24 valandas, klausimas, kaip mes galim išnaudoti ir kur jas paskirsti. Tai pradėkime nuo troškimų, baimės, kaip ir minėjau, aišku, gal ir prieisim, bet važiuojam toliau. Tai vėlgi, jeigu žmogus turi svajonę, arba kažkokį aišku tikslą, ko jis nori. Tai šio imkim pavyzdžiui, žmogus nori turėti savo nuosavą būstą, tai imkim ten kokį namą, ten tarkim už kokius 200 000, kaip pavyzdys, dabartiniais pinigais, tarkim. Ir jisai labai aiškiai žino, ko jisai nori. Labai detalizuotai žino, kur nori, kokio nori, kaip atrodo, kiek kvadratų, kiek aukštų. Viskas labai aiškiai žino, ko jisai iš tiesų nori. Įvertinti vėlgi, ant kiek jisai to nori, nes kartais būna, kaip ir fainai, kaip ir norėčiau, bet, tai taip kokie 6, 7, 8 iš 10 būtų. Tai čia nėra to, ko tu iš tikrųjų nori. Iš tikrųjų to, ko tu nori, tai yra 10 iš 10. 10 iš 10. Tai jeigu tai yra, tai tada mus pradeda vežti ir mes iš tiesų labai to norim. Ir jeigu mes apie tai turim tą svajonę, kažkokią, sakykime, tas pats, imkim tą patį pavyzdį, namas, ten 200, visi žinom, kokią mes norim, labai aiškiai žinom, kur, kas, kaip, viską mes išsiaiškinom. Tai kitas klausimas, kiek jis kainuoja, tada aišku, vėlgi kokią priemonę aš pasirinksiu savo tiem tiklam pasiekti. Tai tiesiog, jeigu aš dirbu darbe, tai aš pasiimu darbą, samdomą darbą, ką dažniausiai žmonės daro, bent jau 80%. Ir vėlgi tai pamatuoju pagal tai, kad kiek aš uždirbu, kiek man reikia, kiek čia man kainuos, kiek pradinis, kiek ten mėnesinis ir taip toliau. Jeigu mes dviese, ten visus tos dalykus paskaičiuoju. Ir klausimas vėlgi labai paprastas, arba pagal esamą situaciją aš skaičiuoju, arba pagal būsimą situaciją. Tai gali būti, kad 3-5 metų bėgėje, kaip aš galbūt galėčiau gyventi arba daryti. Tai A variantas samdomam darbė, tai tiesiog karjeros perspektyvos, kažkokios tai karjeros galimybės, tai reiškia, kad tu žinai, kad jeigu tu taip ir taip padarysi, tu uždirbsi tiek ir tiek daugiau, tai 100%, ta prasme, kad tikrai tai bus. Tai reiškia, ir su vadovu eini pasikalbėti, aš noriu tiek ir tiek pinigų uždirbti ir ką man reikia padaryti ir jis tai jums pasakys arba ne, čia jau priklauso, kur jūs dirbat, ką jūs darot. Savo atveju, savo laiku aš dirbu inžinierium, užsienio kompanijoje ir čia Lietuva, aišku, bet principas, kad man tikrai
viskas tiko ir patiko, bet mano svajonė buvo laikas. Aš norėjau daugiau laiko savo, šeimai ir visiems kitiem dalykam. Ir kad galėčiau pats jį kontroliuoti, o ne už mane kažkas tai kontroliuotų. Ir karjeros galimybės tikrai buvo ir aš žinau, kad tikrai galima ten padaryti, bent jau pas mane tai buvo, kad aš galėjau pasakyti, aš noriu tiek ir tiek, man žinosiu, ką man padaryti, jeigu aš tai padarysiu per tinkamą laiką, man pakels ten atlyginimą ir panašiai. Tai va, arba kitas variantas yra verslas. Verslas tai yra, sakykime, jeigu mes norime daugiau tos laisvės, daugiau pasirinkimo, ar ne, tai va, būtent tada pasirinkam kažkokį tai verslą. Šiuo atveju aš iš tikrųjų rekomenduoju Herbalife verslą ir apie tai viską papasakosiu būtent toliau. Tai va, verslas ir darbas du skirtingi dalykai. Tavo vertė rinkoje, tai vėlgi jūs kažkokį samdomą darbą, jeigu dirbat, ar ne, tai jūs turite kažkokią tai vertę. Jau, tarkim, aš ten inžinierius, aš turėjau ten 2-3 metų patirtį, aišku, kai aš atėjau, tai aš jokios patirties neturėjau ir dirbau ten, nežinau, litais darbų, už ten labai minimalius praktiškai pinigus. Gal čiutbiškai didesnius, nes bakalauro universitetą baigęs, tai čiutbiškai toliau ir tai dar įsidarbinau tik per pažįstamus. Nes, kam reikalingas, žinot, kažkuris ten pabaigęs ir jokios patirties neturintis. Tai va, tai tam, kad įsivažiuoti, kad turėti savo patirtį ir taip toliau, ir tada jau tu esi, tavo vertė kyla ir tu tada gaunasi, kad reiškia, atlyginimas tavo čia, tavo vertė čia, pradeda siekti, kad tu jau esi vertas tų pinigų, bet ateina toks laikas ir momentas, kai atrodo, kad va, čia tavo atlyginimas, o tu esi va tiek vertas. Ir tu kaip ir norėtum daugiau, bet sako, ar ten resursai neduoda, ar dar kažkas, ir arba kompetencija labai aukšta ir taip toliau, tai arba žmogus ieško kito, kur jam duoda tas galimybės, arba tiesiog gyvena toliau ir gerai yra taip, kaip yra. Versle tuo atveju tu irgi pradedi nuo nulio. Ir ypač pradžioje, kokius 2-5 metus, tai būna, jeigu taip iš tikrųjų verslą įmant žiūrint į priekį, kad žmogus tikrai nori gerų pinigų, tai aš sakyčiau nuo 3-5-10 tūkstančių eurų per mėnesį. Tai aš, sakykime, apie tokius gerus pinigus kalbu, tai jam reikėtų maždaug nuo 2 iki 5 metų įdėti savęs versle tam, kad uždirbti tokius pinigus per mėnesį. Ir tai nėra, kad tu dirbi, kad valandinį savo darbo, bet iki to daryti, kad galėtum skirti 2-3-4 valandas per dieną ir uždirbti tokius pinigus, šitame esmėje. Verslas vėlgi yra sunku ir ne kiekvienas tai pakelia. Tai darbe jums nereikia nieko, ta prasme, atėjai ryte, padirbai, išėjai, viskas, uždarai, pamiršai, nesuki galvos, savaitgalį kažką veiki, pirmadienį darbą ir taip toliau. Versle to nėra, versle tu pradžiai, ypatingai pradžiai, tu varai visada. Ta prasme, ir ypatingai, kol ir žmonės tik tais pradeda verslą, tai jis dirba darbą ir po darbo dirba versle. Visur taip yra, nesvarbu, kokį verslą bedarysite, tai yra bazių bazė. Ir pradžioje būna truputėlį sunkiau. Ir vėlgi ta visa atsakomybė krenta ant jūsų. Tai reiškia, jeigu jūsų kažkas įmonėje, bet jūs kur dirbat ir kažkas tai vyksta, ar tai finansinė situacija, ar tai kažkokia ekonominė, ar pasaulinė, nesvarbu, kas tai būtų, tau moka atlyginimą, tu nesuki galvos. Verslo atveju, tai tu imi atsakomybę ant savęs ir tu bandai sugalvoti ten kaip kur ką pakeisti arba padaryti, ar kaip išlaikyti darbuotoją, jeigu yra tai tradicinis verslas ar ne. Ir darbe tau moka dabar už įgūdžius, kurių dar tu neturi, o versle tai tau viskas eina paraleliai. Kiek tu įgūdžių turi, tiek tau ir moka. Taip, verslas auga tik tada, kaip mes, arba aš kaip asmenybė, jeigu auga ir verslas. Versle esi vėlgi atsakingas aš, tu, ar ne, už viską ir visą riziką, kas vyksta, vėlgi prisiimam mes kartu, sakau, aš dažniausiai, jeigu versle, aš prisiimu riziką už viską. Tai vėlgi reikia atkreipti dėmesį ir toliau, produktas paslauga. Labai svarbu, kad versle dažniausiai būna žmonės turi kažką tai parduoti. Tai nėra verslas, vėlgi, arba tai parduodu paslaugą, arba savo žinias. Sakykime, aš kai buvau inžinierius, aš galėjau irgi parduoti verslą, tai pasidaryti kabybutėse verslą, kas apie tai irgi pakalbėsiu, kad tai nėra verslas, kad pavyzdžiui, aš darau kažkam, parduodu savo paslaugas, tarkim, kaip ten inžinierius, braižyti kažką, tai nupiešti ir taip toliau, ar ne? Ir yra produktas, kai mes parduodam, pavyzdžiui, pastatą, ar ten kažkokį, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar ne? Tai turim keletą pavyzdžių, pavyzdžiui, kas yra verslas, tai vėlgi produktas, tai dviračių, automobilių salonas, maisto prekės, kosmetika ir toliau, tai yra produktas, ką tu gali paimti. Gali būti netgi kažkokie mokymai, skaitmeninis produktas ir paslauga, tai vėlgi kirpykla, restoranas, fotografas, viešbutis, tai reiškia, tu parduodi paslaugą.
Tai yra 2 skirtingi dalykai, kartais būna 2 viename, ką ir mes darom Herbalife, tai pas mus ir produktas, ir paslauga. Pasakysiu vėliau kodėl. Vėlgi, sprendžiame žmogui problemą. Kiekvienas verslas neparduoda, o sprendžia problemą, už tai gauna pinigus. Jeigu žmogus problemos neturi ir mes bandom jam kažką parduoti, tai čia jau ne verslas, čia jau nežinau kas. Ta prasme, aišku, būna visokių, bet principas yra, kad jeigu turi problemą, ieškai, kas tau padės išspręsti. Tai reiškia, arba sutaupys tavo laiko, dažniausiai kas yra, ar ne? Arba tavo pinigus ir taip toliau, arba kartu. Tai tarkim, jeigu servizas, tai galite aišku ir pats susitaisyti, bet jūs užtruksite ten 3 dienas, kol išsiaiškinsit viską ir žmogus, kuris turi kompetenciją ir žinias, jums padarys tai per valandą arba pusvalandį ar ten dieną, nesvarbu, kiek bebūtų. Ar ne, už tai mes sumokam pinigus. Fotografas lygiai taip pat, jis turi savo įrangą, jis turi savo kompetenciją, patirtį, jis nueis tenais kažką fotografuos, jums sumoka pinigus, jums atsiunčia galutinį produktą ir rezultatą. Ten sodybos nuoma, ar ne, kažkokia tai viešbutis, maisto prekės, žodžiu, ką jūs bedarysit, vėlgi sprendžia žmonių problemos ir už tai gauna žmonės pinigus, ar ne, tai mokytojas arba kažkas tai reikia papildomai, treneris, norit geresnių rezultatų, nesvarbu, ar čia nebūtinai sporto treneris, aplamai, bet kur, ką jisai bedarytų, norit geresnių rezultatų, samdų trenerį lygiai taip pat, ką ir mes iš tikrųjų darom. Tai vėlgi, tai advokatas, pavyzdžiui, jūs galite taip pat atstovauti, bet advokatas turės daugiau kompetencijos ir žinių negu jūs, sakykime, ar ne, už tai jam reikia mokėti pinigus, nes jis investavo savo laiką, patirtį, žinias ir taip toliau, tam, kad kažką išmoktų ir tada tą savo patirtį, žinias parduotų už tinkamą sumą pinigų. Verslas, tai vėlgi, verslas tai yra procesas, kai tavo verslas vyksta tau nedalyvaujant, vėlgi reikia atskirti labai 2 svarbius dalykus. Tai pirmas dalykas, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu, tarkim, tai būtų kažkoks servisas ar aptarnavimas, nesvarbu, kas tai būtų, tai kai tu pats darai, ar ne, kažką tai, ir kai, reiškia, tavo darbuotojas kažką tai daro, kai tu nedalyvauji, bet verslas be tavęs sukas. Jeigu tu numirsi ir tavo verslas, kaip sakant, suksis be tavęs, tai yra labai geras verslas, bet jeigu tavęs nėra ir verslas griūna, tai reiškia, kažkas negerai. Restoranas gali būti, ar ne, kai tu ten pats gamini, viską darai, viskas tvarkoji, fainas verslas, bet tu esi įkalintas, įdarbintas tame. Ir kai tu gali pasamdyti žmonės arba tą aptarnaujantį personalą ir taip toliau, arba samdytas vadovas, viską sutvarko, tai vėlgi tavęs nedalyvaujant vyksta tavo verslas. Lygiai taip pat kirpykla, jeigu tu pats ten kirpi ar ten nagus ten daro, nesvarbu, kas dabar populiaru labai pas moteriškam tose kolektyvuose, tai vėlgi, jeigu mes tiesiog parduodam savo laiką, tarkim, ten už pusvalandį, aš nežinau, kiek ten tų pinigų, ten 30 eurų, ar už valandą 30 eurų, nesvarbu, kiek tai bebūtų, tai vėlgi tu esi labai ribotas, nes tu 24 valandas turi ir gali tik tiek laiko parduoti. Bet jeigu tu turi saloną arba dar kažko, tada jau tai jau verslas. Ir faktas, kad be pirmo dažniausiai antro nebūna, ypatingai tiem žmonėm, kurie neturi verslo patirties tam, kad jos dalykus tam tikrus reikia išmokti ir be pirmos situacijos niekada nebus antros. Nežinau, nebent jūs jau užaugote šitam tokioje aplinkoje. Toliau, jeigu turite taip, toliau sekantis etapas visą laiką yra kažkoks tai klientas, tai turi žmogų ieškoti, kam žmogui tos paslaugos reikia. Tai būna variantas, kad jisai suranda, bet tai suranda vėlgi tik dėl to, kad žino. Jeigu jūsų niekas nežino, mums reikia pasakyti apie tai. Dažniausiai mes pradam nuo pažįstamų, draugų ir panašiai, ten matau, kartais nepatyrę žmonės deda reklamas Facebook'e ir galvoja, kad čia kažkas tai užeis ir taip toliau, bet geriausia yra pats paprasčiausias dalykas yra nuo jūsų pažinčių, draugų ir taip toliau, nesvarbu, ką jūs bebūtume, tai tiesiog papasakoti, kad tu tai darai ir kad žmonės žinotų, nes jeigu žmonės nežino, tai jie ir nežinos, nes jūs irgi turbūt, jeigu jūs gyvenate tenais kažkur tai Kaune, jūsgi nežinot, prie Raseinių yra kažkoks kaimelis, kur yra kažkokia parduotuvė. Tai jūs nežinot, bet jeigu sužinosit, kad ten gerai gal daiktai ar dar kažkas ir taip toliau, gal jūs rasite laiką, kur jūs ten nuvažiuosit, nes jums kažkas pasakė ar parekomendavo ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi tie klientai, jie neatsiranda šiaip savo uždygsta iš oro. Galima, aišku, pačiam tai dalyką daryti, ką mes dažniausiai ir darom, ypatingai dėl to, kad pradžioj, sakykime, kai žmogus ateina iš samdomo darbo, tai dažniausiai neturi tiek finansinių resursų, kad galėtų samdyti reklamos agentūras ir taip toliau, tai mūsų vienintelė reklamos agentūra yra Burna, arba ką aš papasakau, kam paskambinu ir taip toliau. Kai tu jau prasigyveni arba atsiranda pas tave tų pinigų, kurios tu gali investuoti į reklamą, tada tu gali nusipirkti reklamą ir nusipirkti kažkokį, kad tave daugiau žmonės matytų ir panašiai, nesvarbu, ką jūs bedarysite gyvenime, ar ne. Ir toliau sekantis etapas, kai jūs turite tą bazę klientų, jūs tampate rekomenduotinas arba rekomenduotina,
Tai reiškia, kad jeigu jūs atliekate gerai arba klientas yra laimingas ir džiaugiasi, tai tada jisai tikriausiai jūs parekomenduos kitiem ir tada atsiranda vadinasi klientų ratas. Ir jisai vėlgi atitinka iki tam tikro lygio, ar ne? Tai jeigu jūs, tarkim, pardavinėjam savo laiką kaip kažkoks specialistas, tai jūs galėsite turėti atitinkamą tik klientų kiekį. Kiti ten stovės eilė, jeigu jūs ten esate vienintelis ir nepakartojamas, tai viskas gerai, bet kiti ieškos kažko kitur. Tai klausimas, jeigu mes norim didinti verslą arba skeilinti, arba kad būtų didesnis, tai reiškia daugiau tokių pačių kaip aš reikia, ar ne? Tai jeigu aš esu meistras, tai aš tada pasamdau antrą žmogų, trečią žmogų, ketvirtą žmogų, tam, kad aš galėčiau paimti didesnį kiekį tų klientų, ar ne, jeigu aš esu geras. Ir tokiu būdu mano verslas auga. Tada atsiranda kitose miestuose, kitose šalyse ir taip toliau, ir tas visas augimas vyksta. Ir vėlgi duplikacija, tai dažniausiai tradiciniam versle, tai jeigu žmogus kažką tai daro, reiškia, įgaunat įgūdžių ir tada atsiranda toks pasitikėjimas, tai gal ir aš galiu tą verslą daryti ir žmogus išeina ir kūrė savo verslą, o darbdavys šiuo atveju, ar verslininkas investavė savo atitinkamą laiką ir pinigus, ar ne, vėlgi čia kiekvienam, kaip sakant, savo, bet tas žmogus išeina ir sukuria savo tiesiog konkurentą, ar ne? O kas liečia pas mus Herbalife arba tinkliniai rinkodarai, nežinau kaip kitose kompanijos, tikrai nieko nepasakysiu, nes aš tiesiog nežinau, tai mano kompetencijos nėra tokios labai didelės, bet kiek pažįstu kolegų iš kitų kompanijų, tai tie, kurie profesionalai dirbo labai puikiai ir taip toliau, bet principas yra duplikacija, tai reiškia, jeigu ateina tas laikas, kad pasiekia žmogus atitinkamą lygį, jisai gali jau, reiškia, pradėti savo verslą kurti ir mes jam padėtume. Tai ir pirmas variantas, tai jeigu jis išeina ir tiesiog kūrė, viskas labai faina, mes palaikom santykius ir taip toliau, bet būtų dar fainiau, jeigu nuo to išėjusio žmogaus arba apmokyto jūs įsivaizduokit, jūs gautumėte kokį nors ten 3-5% nuo jo uždirbamo pelno, kaip pavyzdys, ar ne? Tai jūs tiesiog būtumėte suinteresuoti tą žmogų, kad mokinti. Nes įsivaizduokit, jeigu jūs darbe, ar ne? Ateina pas jūs naujas kolega. Ir jūs turite apmokyti ir taip toliau, jūs pertikėt visas savo žinias. Ir jisai, tarkim, nepradeda dirbti, uždirba, tu išeina ir taip toliau. Bet įsivaizduokit, jeigu nuo to, kaip jūs tas žinias perteiksit, arba kiek jisai bus geras specialistas, ir nuo jo atlyginimo, sakykim, 2-3% jums visą likusį gyvenimą. Nesvarbu, kad jis ir keistų tos darbovietes ir taip toliau, nesvarbu, kur jis iškeliautų, bet jeigu dirba 2-3%, jam kiekvieną mėnesį nuo jūsų to įdėto darbo pastangų, reiškia, kiek įdėtos tos pastangos jūsų, kaip jūs išmokysit. Tai skirtumą pajauskit, kaip jūs įmokytumėte, jeigu gautumėte tos 3-4% ir kaip jūs įmokote, jeigu nieko negaunate. Tai viskas tvarko, aišku, išmokinam, viskas yra jokių problemų, bet tikrai tikimybė, kad kokybė mokymų arba mokymo būtų daug geresnė, jeigu tai žinočiau, kad man vėlgi kažkokia tai yra nauda. Dažnai būna žmonės, kad oi, ten naudos ir taip, visi žmonės ieško savo naudos, ką jūs bedarysit, kur jūs bekeliausit, ką jūs besakysit, tai bus visada. Visą laiką kažkokia tai yra paslėpta nauda, moteris, vyrai, santykiai, kažkas gėlę nupirko, kažkas taną. Tai ne dėl to, kad jisai ten nori, tiesiog kažko tai irgi tikisi, moteris kažko tai tikisi, vyras kažko tai tikisi, darbdavys kažko tikisi, visi mes kažko tai visą laiką tikimės ir tokių gestų mes visą laiką, kuo tu daugiau duosi, tuo daugiau gausi ir tada viskas būna labai fain ir gerai. Toliau, kas yra tinklinis marketingas, tai aš jums parodysiu tokį labai vieną tinklinio marketingo schemą, kurioje jūs dalyvaujate ir jūs, ir aš, ir mes visi gyvenime, tai yra mūsų visa šeimyna, ar ne? Tai tikriausiai kaip ir jūs, kaip ir aš, ir mes visi turime savo tėvus, turim savo senelius, prosenelius, proprosenelius, taip toliau, kai kur net nepažįstam, kas iš jų gaila ir taip norėtųsi iš jų daugiau sužinotus istorijos, ar ne? Tai vėlgi, ir jūs lygiai taip pat kūrėt savo, kaip aš sakau, šeimą arba organizaciją vadinamą. Tai reiškia, jūs atsiranda vaikai, atsiranda poros, jie pragyvena gyvenimą, atsiranda jų vaikai, atsiranda jų poros, anūkai, proanūkiai ir taip toliau. Ir tai yra vėlgi, tai yra tinklinis marketingas, tai lygiai tas pats, ką mes čia darom. Ir tikslas yra koks, tai mūsų tėvų, ar ne, užauginti vaikus, kad jie būtų savarankiški, kad jie būtų nepriklausomi, kad jie galėtų gyventi savo gyvenimą ir jeigu mes, išmokinsime juos vienaip ar kitaip, nesvarbu, kaip tai bebūtų,
mes džiaugsimės jų rezultatais ir jeigu viskas yra tvarko ir gerai išmokinti, išauklėti ir taip toliau, ir vertybės tinkamai suskėpytos, didelė tikimybė, kad pas juos irgi atsiras vaikai ir atsiras anūkai ir taip toliau, ir tada gaunasi viena didelė šeima. Vėlgi, jeigu jums tai aktualu, gal kitiems tai nėra aktualu, bet principas, kad mes visi iš kažko tai ateinam. Ir tai buvo kažkieno tai sprendimas ir mes šiandien gyvenam dėl to, kad kažkas tai priėmė tokį sprendimą, investavo savo laiką, savo pinigus, visą kitą tam, kad mes čia sėdėtume, gyventume, ne, ir ten, kaip ir mano tėvai, ar ne, investavo savo laiką, finansų, kiek sudėjo, išmokino, pastatė ir taip toliau ir paleido gyvenimą, kad šiandien dienai mes galėtume gyventi ir atvežti ten anūkus, pasidžiaugti ir panašiai ir panašiai. Tai vėlgi ta tokia gyvenimo kelionė ir galų gale prasmė, bet principas yra kuo didesnė, kai aš sakau tą organizaciją, to yra smagiau ir žiūrėkit iš tų dviejų žmonių, kiek galų gale kažkur ateina kartu ir kiek atsiranda žmonių naujų, dėl to, kad šitie žmonės priėmė kažkokį sprendimą, po ten 50 metų atsirado tiek naujų žmonių, dėl to, kad jie įdėgė teisingas vertybės ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia lygiai tą patį mes darom, lygiai tą patį. Mes atsiranda naujas partneris, sakykim, šiuo atveju čia tarkim aš, čia ateina pas mane naujas žmogus, sako, aš noriu kažką tai daryti, užsimti savo verslų ir panašiai. Aš investuoju savo laiką, ar ne? Savo laiką, kuris tikiuosi, kad atsipirks man kažkada, tai gali būti ir ne, koks skirtumas, tam žmogui, kad jį pastatyti ant kojų, kad išmokyti, kad jisai galėtų užsimti savo verslų, kad jisai būtų nepriklausomas ir visas žinias, kurias aš sukaupiau, perteikti tam žmogui. Ir šitas žmogus užaugęs, tai dažniausiai netinka per dieną, per 2 ir per 3, užauga iš tikrųjų per kokius 2 metus, 3, kažkas tokio. Ir tikriausiai pas jų irgi atsiranda vaikai ir jisai sako, aš nežinau kaip daryti, tada jis manęs pasiklausia ir viskas važiuoja, kaip sakant, mes tą patirtį perdodam, nes pirmas dalykas tie baziniai dalykai, o po to jau ateina kiti dalykai, kuriuos reikia, reiškia, atsiranda žmonės, kurie irgi sako, aš irgi noriu daryti ir taip toliau, sako, ką man toliau daryti, tiesiog viskas eina iš kartos į kartą. Tai čia lygiai tas pats, tai tikiuosi jums toks paprastas pavyzdys, kuriame jūs irgi dalyvaujate ir dalyvausite, čia yra kaip sakant, nenutrūkstama grandinė, bent jau tikiuosi. Tai principas yra toks. Gerai, lekiam toliau, ką noriu pasakyti. Kelias. Tai vėlgi, suprantam vėlgi, ko mes norim, dėl kokių tai priežasčių, kurią mes įsiaiškinam ir pradedam tada įsiaiškinam per kiek laiko, ar ne, kokie baziniai įgūdžiai reikalingi. Dažnai būna, kad pinigų lubos yra mūsų smegenyse, tai reiškia, jeigu jūs tiek uždirbat, tai 2 kartus dar suvokėt tuos pinigus, bet 3 arba 5 arba 10 kartų savo dabartinio atlyginimo dažniausiai būna žmonėm nesuvokiami pinigai, dėl to, kad jis iškart matuoja pagal tai, koks aš esu dabartinis, kaip aš moku arba elgtis su pinigais ir taip toliau, tai vėlgi tas svarbus yra mąstymas. Tai mes tą irgi keičiam, bet tai užtrunka maždaug 2 metus, kad suprasti tam tikrus dalykus, tai ir viskas yra padaroma, ta prasme, kas liečia, jeigu ten 3-5 kartus, bet 2 kartus tai čia tikrai nėra problema. Toliau, gauna kiekvienas mažas užduotis, jas atlieka, ar ne, kurias gali atlikti kiekvienas. Nėra kažkokio sudėtingo, ten neraketų mokslas, labas pakalbėti, labas pasakyti ir taip toliau. Viskas paaiškinta, viskas parašyta, čia jokių problemų. Toliau, tu žiūri, kaip tavo mokytojas dirba, ar ne, arba kaip jisai tai daro. Ir dažniausiai mes mokinamės kaip, ne tai, kad mes žiūrim. Pradžiai mes žiūrim, tada mes bandom ir tada mes darom. Ir kitokio varianto nėra, niekur niekada gyvenime ir nebus. Nuo žiūrėjimo, mes galim televizorių pasižiūrėti ir sakyti, o kodėl aš nesulieknėjau, arba kodėl pas mane sixpacko nėra ir taip toliau. Tai dažniausiai būna, kad pradžioj tu žiūri, po to tu darai, bandai tiksliau, galbūt klysti, jeigu tu turi mokytoją, tai jis analizuoja, sako, čia tą padaryk ir tau ko puikiausiai gaunasi tenais po kažkiek tai laiko. Tai lygiai taip pat ir mes čia darbuojamės ir būtent tas sėkmingumas atsiranda tai, kad tu pradžiai tiesiog žiūri, nes atrodo, kad kažkas tai sudėtingo, po kažkiek tai laiko tu žiūri, galvoji, kad čia nieko labai sudėtingo nėra, po to po kažkiek laiko galiu ir aš tai padaryti ir po kažkiek laiko tu tai darai, nes tai yra tiesiog paprasta. Vėlgi, tada tu darai, tavo mokytojas žiūri tam, kad panalizuoti klaidas ir kad greičiau tu tobulėtum, nes jeigu jūs neanalizuojate klaidų ir darote tą patį ir tikitės, kad kas bus kažkoks geresnis rezultatas, aišku, jisai bus, bet su analizė jisai tiesiog būna daug greičiau. Nesvarbu, ką jūs darysiu, bet ir kokiam versle bebūtume. Vėlgi, tada tu darai savarankiškai ir tu tampi toks nepriklausomas jau, ne? Jau nereikia, kaip sakant, jau išeini į gyvenimą ten, jau
jau viskas, jau žinai, jau stataisi savo, bari ieškai ir taip toliau. Tai vėlgi, supranti, kaip vyksta verslas, turi bazinės patirties, turi klientų, turi jų uždarbį, gali būti, kad jau žmogus dažniausiai šitame etape netgi atsisako savo samdomo darbo, kas dažniausiai labai labai baisus dalykas būna. Ne visi pakelia tą stresą, nes atrodo, tu toksai išeini, atrodo, kad eini į niekur ir taip toliau. Kiti lieka darbė, jokių problemų nėra čia, bet tie, kurie iš tiesų nori galbūt daugiau laisvės arba didesnių tų pinigų, arba tiesiog nori daugiau laiko, tai jie tada svarsto, kiti ne, bet tai yra toks irgi sprendimas, aš atsimenu savo, tai man buvo kažkas tai labai baisaus, toks ne dėl to, kad čia kažkas tai blogas, bet tiesiog toksai, pas mane aplinkoje tai niekas to nedarė, tai aš tiesiog buvo... Ir ką tu čia darai, ir visi nepalaikymas baisulinis, aišku, ačiū Dievui, kad turiu puikią žmoną, kuri man sako, viskas čia bus gerai, mes viską padarysim, išsuksim ir taip toliau. Ir kas buvo tiesa, bet labai didelis visuomenės tas spaudimas, kur aš einu, ką aš čia darau, gal išprotėjo, gal jis durnas ir taip toliau. Man tai buvo, viskas tvarkoja, praeina. Ir po to viskas auga 3-4 kartus ir taip toliau. Ir vėlgi metas kurti verslą, vėlgi panaudoti tas žinias, kurias mes čia sukaupiam, daryti tą patį ir mokinti kitus to paties, ką išmokau pats ir taip eina iš kartos į kartą. Toliau, čia matot, pas mane labai daug visko yra. Toliau. Vėlgi, kaip tai visą laiką atrodo arba kaip ta evoliucija. Tai pirmas dalykas visą laiką tam, kad jeigu suprasti, ką darom, ar ne, tai sakykime, pas mus mūsų verslas yra sveikatingumas, gera savijauta ir taip toliau, ir kita medalio pusė yra galimybės, bet kokiu atveju, kaip ir kiekvienas verslas, mes sprendžiam problemas. Problema pagrindinė yra tai, kad žmonės yra su mityba turi problemų, neturi savijautą prasta ir taip toliau, nors kiti teiks, kad viskas jam gerai, bet tiesiog nežino, kas yra gerai. Ir daug žmonių, kas turi viršsvorį, tai vėlgi, jeigu jis sulieknėja, tai ne dėl to, kad mes čia tik apie lieknėjimą. Pas mus yra energetika, reiškia, kad žmogus jaučiasi daug geriau, žinot, kaip, kai aš sakau, kaip palaistai augalą, jisai tiesiog atsigauna, jis tiesiog švyti visas, ar ne, o visas toks vaikštojas pagėdusiom akim, tai tiesiog neturi energijos iš vienos pusės. Tai čia būna nuo 20 iki 30 metų, tam 3-5 laikotarpyje. Sekantis etapas vyresniem dažnai būna jau atsiranda viršsvoris ir iš jaunesniem atsiranda, bet didelė dalis atsiranda viršsvoris. Jisai atsiranda dėl to, kad yra tiesiog netinkami mitybos įpročiai, gyvenimo būdas ir panašiai, ir tai po kažkiek laiko atsiranda problema. Ir dažniausiai tai reikia vėlgi sutvarkyti mitybą. Ir mes būtent su produktu ir savo paslauga padedam žmogui nueiti tą kelią ir kad jis turėtų rezultatų. Jeigu jis turi rezultatą, mes gaunam rekomendacijų ir tada verslas klesti. Jeigu mes neturim, tada negaunam, tai nieks nebūna. Tai pirmas dalykas faktas, kad ir kiekvienam verslė tu pradžiai turi suprasti, kur, kas, kaip, dėl ko, ar ne, tai ir pradinė investicija, ar ne, į save. Ir tai trunka maždaug 50 dienų. Tada sakau, wow, man liuks tinka, aš viskas, tikrai, aš norėčiau, iš tikrųjų, man patinka filosofija ir taip toliau, ir aš noriu varyti toliau. Tai sekantis etapas tu esi mokinys. Dažniausiai užtrunka nuo 10 iki 30 dienų, tai gali žmogus uždirbti maždaug plius minus apie 600 eurų, ar ne, pelno, grino. Ar ne, toliau, sekantis etapas jau tu esi konsultantas, tai reiškia, supranti kaip čia kur kas, tada jau kartu mes einam ir jau tada 3-6 mėnesiai jisai gali uždirbti arba jinai, nesvarbu, gali uždirbti jau, reiškia, didesnius pinigus, ar ne. Ir principas yra tame, kad jau atsiranda tiesiog daugiau pasitikėjimo, daugiau stuburo ir taip toliau. Ir trečias etapas esi lyderis, kaip ir minėjau, ateina iš kartos į kartą. Tai čia 3000 uždėjau dėl to, kad iš tikrųjų daug gali būti, bet vėlgi žmonės visi labai skirtingi, bet jau kad ir koks tu bebūtum, ar vyras ar moteris, vis tiek, tai praėjus tiek laiko dažniausiai investavus atitinkamą laiko kiekį, dažniausiai tiek uždirba, taip yra ir viskas. Ir faktas yra, kad yra žmonės tie, kurie neuždirba ir nepasiekia, nes dažnai būna, kad tikrai tas toksai vyruojantis, kad aš čia bandžiau ir taip toliau. Ir čia ne dėl to, kad čia blogai kažkas, tai tiesiog paprasta, čia yra žmonėm, kurie eina samdomo darbo, turi didelis pajamas, pradeda savo verslą. Jį labai lengva mest, labai lengva, nėra ką veikti. Jeigu jūs pradėtume tradicinį verslą, reikėtų, tarkim, ten 10 000 eurų, ar ten, bent jau 5-8 tūkstančių eurų, plus ten mokymai ir visa kita įranga, nuoma ir taip toliau, tai tada tu jau supranti, kad tu viskas, aš jau pasiryžęs dirbti ir savaitgalį, kai draugai pakviečia šašlykų kepti, tu jau sakai, aš negaliu, man reikia padirbėti, nes tu tiek pinigų suinvestavęs, o kur čia įsimeti ten 500 ar 1000 eurų, tai kaip ir viskas irgi, bet jeigu dar pakvies, gal jubiliejus, gal tas anas, man čia taip ir taip, čia atsiranda labai daug laiko vagių ir tada gaunasi taip, kaip gaunasi. Tai čia tiem, kam nepaina.
O tie, kurie tiesiog daro paprastus instrukcijas, kaip aš sakau, yra instrukcijos kaip Lego, tai belekas vaikas gali sudėlioti. Tai jeigu darai, viskas gaunasi visiems 100%. Tai nesigauna tik tiem, kurie nedaro ir viskas. Jeigu tu darai, gaunasi, čia no problem. Toliau, kaip atrodo, pradžiai. Mes visi turim 24 valandas, tai pirmas dalykas 8 valandas maždaug užima kažkoks tai samdomas darbas, nes mesgi orientuojamės į žmonės, kurie turi samdomą darbą, tada yra kažkoks tai poilsis, tikiuosi, kad ilsitės 8 valandas, ne mažiau, jeigu mažiau, tai jau čia reikėtų kažką tai daryti, gali būti 7, bet reikėtų vėlgi tas poilsis iš kur svarbus tam, kad būtume produktyvūs. Tada vėlgi papildomas darbas arba verslas, ką mes galėtume užsiimti ir čia po to visi kiti reikalai, kurie dar lieka, tai vėlgi čia būtent ta sąskaita yra, kurią mes galime išnaudoti savo papildomai veiklai. Nes tam reikia finansinių ir tam reikia laiko resursų. Laiko iš tikrųjų daugiau negu finansų. Šiuo atveju mūsų versle. Kituose jo daugiau turbūt finansų negu laiko arba to ir to. Tai čia yra skirtumas toks. Toliau, kaip atrodo? Pajamos, ar ne, tai kaip ir minėjau pačioj pradžioj tiesiog pasibandyti, tai yra netgi kažkokios netgi ir išlaidos, daugiau negu pajamos arba negu pliusas ir po to ateina toksai laikas, kai jau tu uždirbi samdomam darbė, čia kaip ir minėjau, tos praeina tas apie mėnesis laiko, kai tu jau samdomas darbas, ar ne, ir atsiranda kažkiek tai papildomų pajamų iš verslo, po kažkiek tai laiko atsiranda tai, kad yra samdomas darbas ir verslas žiūri, kad jie uždirba tiek pat ir po to žmogus sprendžia. Ar aš noriu pasinerti į verslą, ar aš tiesiog noriu pasilikti kaip papildomą veiklą. Tai čia jau nuo žmogaus priklauso, kaip jis nori, taip jis daro. Toliau. Vėlgi, kaip viskas vyksta. Žiūrėkit, verslas darbas, ar ne, darbė, tai tavo pajamos auga, vėlgi, kaip ir minėjau, viskas yra palaipsniui, taip, ar ne, viskas, jeigu jūs žiūrim, kur jūs dirbat. Bet principas, kad jeigu viskas yra tvarkoje, tikrai dažniausiai būna karjeros laiptai kažkokie, tai versliai yra maždaug taip, ta žalia linija. Tai tu mokais, darai ir po to viskas, kai šauna, tai šauna ir po to šitoje vietoje maždaug sako žmonės, kad tau pasisekė, šitoje vietoje sako, tu durnas, ką tu čia darai, čia nesąmonė, šūdas ir taip toliau, jūsų aplinka tai pasakys normalu, visiems tai būna, o čia jau sakys, aš jį pažįstu, jis labai geras mano draugas, jisai labai sėkmingas, ten ar sėkminga verslininkė ir taip toliau, bet niekas niekada nemato va šito viso reikalo, va šito Valley of Despair, kaip ten. Ir visą laiką būna vėlgi tam tikri kalneliai, ar ne, tai entuziazmas pakyla, jis nukrinta, po to vėl pakyla ir visiems taip pat būna ir visi čia pro to patį praeina ir čia būtent jeigu norit, nesvarbu ar Herbalife versle ar nesvarbu kokiam versle, tai žinokit, kad šitą visą reikalą praeina visi, tik tiek, kad pas mus versle yra daug greičiau tu pajunti tą pelną negu tradiciniam, kas ten dažniausiai būna 2-5 metai, kad jau būtų tikrai toksai geras pelnas arba geras pliusas. Toliau. Kaip viskas atrodo, tai vėlgi, jūs esate čia, dabar jūs lygiai taip pat klauso tą video, galvoju, gal man ir įdomu ir taip toliau, tai visų pirma, vėlgi, ar aš vis noriu, jeigu aš noriu, labai fainai, suderinam skambutį, pasiskambinam, išsiaiškinam visus lūkesčius, galimybės, sudėliojam planą, laiką ir taip toliau ir pradedam nuo savęs, tai pats pagrindinis projektas, nuo ko dažniausiai mes visi pradedam, tai yra nuo savęs ir tada periname kliento kelią. Kaip aš sakau, visą laiką geriausias generolas tas, kuris pabūna kareiviu, ar ne, tai užsidėti tos kerzus, tos batus ir praeiti pro visą tą kelią, gauti rezultatą, pažiūrėti, ar patinka darbo metodas, ar matau tai naudingumas visuomeniai, nes labai dažnai būna, kad žmonės galvoja, tai čia gal čia niekam nereikia ir taip toliau, reikia visiems, tik tais niekas apie tai dar nesupranta arba nežino, arba tiksliau žino, bet nenori apie tai kalbėti. Nes mes kalbam apie svorį, kas yra, arba sveikatą, arba dar kažkus, tai pas mus dažniausiai būna, kad jeigu žmogus šnapsą geria, tai jisai šaunuolis, o net negėda pasakyti, o jeigu tu sveikai maitiniesi ir taip toliau, kartais būna, kad sako, čia žinai, kažkaip, toks įdomus, arba, pavyzdžiui, žmogus atrodo lieknas gražus, sako, serga vėžiu, o jeigu storas nutukęs, tai sako, gražiai atrodo, labai toks jo visas, žinai. Tai, kai aš sakau, mano laiku, tai kaime aš buvau pats gražiausias, plus 25 kg, tai aš pats gražiausias. Toliau vėlgi, jeigu man čia viskas yra tvarkoj, check, man patinka, važiuojam toliau, vėlgi skambutis, sudėliojam verslo planą, ar ne, su terminais, su viskuo, ką darom, kaip darom, investuojam į naujus produktus, būtent savo naujiems klientams ir dar ką noriu šitą vietoj pabrėžti, kodėl irgi Herbalife'as man
skirtas būtent tiem žmonėm, kurie pradeda arba turi samdomą darbą. Tai pas mus yra tiek, jeigu žmogus pradeda nuo produktų, ar ne, tai yra 30 dienų grąžinimo garantija dėl bet kokios priežasties. Tai daug ką pasako. Dėl to, kad jeigu tai būtų kažkoks, tai, kai aš sakau, šūdas ar dar kažkas, tai tiesiog būtų masinis grąžinimas ir šiandien dieną mes apie tai nekalbėtume. O Herbalife'as jau 45 metų rinkui. Toliau, kitas dalykas, kodėl tai paprasta žmonėm, kurie pradeda savo verslą, dėl to, kad jeigu žmogus įsigyja produktų, ar ne, kaip būdamas partneris, tai jis nieko nerizikuoja dėl to, kad yra 12 mėnesių produktų grąžinimo garantija. Tai reiškia, jeigu tu, sakai, aš noriu, pradėjai, neina, ar ne, ten per 12 mėnesių, nieko. Supakavai, išsiuntei pinigus, grąžino, problem, nieko nerizikuoji visiškai. Kodėl? Dėl to, kad tiesiog tai yra būtent tiem žmonėms sukurtas, kad nes žmonės iš tikrųjų bijo kažką tai daryti dėl to, kad prisiema riziką ir panašiai. Tai reikia atkreipti dėmesį, ar ne? Nes pagrindinis dalykas, dėl ko nenori, tai nenori prarasti pinigų. Ir atrodo, kad žmogus prarandame tik tuo atveju, jeigu mes, kai aš sakau, jeigu tu nusipirki dešrą, kurią nori parduoti ir pats suvalgai, tai yra pinigų praradimas. Bet jeigu tu nusipirki dešrą, kurią tu parduosi ir uždirbsi atitinkamą pelną, tai jau yra verslas, viskas jau yra gerai. Bet dažnai būna pirmas atvejis, tai tada praradimas. Bet kitu atveju, dėl to viskas yra labai gerai sudėliota ir tobulas, sakykime, planas, čia ypatingai tiem žmonėm, kurie nori pradėti savo biznį, tai čia yra tiesiog fantastika. Toliau vėlgi pas mus yra Pro akademijos kursas, kur mes išmokinam žinių arba supratimo apie verslą, tai užtrunka 2 savaitės. Ir toliau pasineriam į klientų paiešką, tai vėlgi labai kartais baisus žodis būna, bet ypatingai pradžiai tikrai nereikia niekam nieko pardavinėti 100%, tai yra tiesiog visą laiką viskas su rėmėju arba su to žmogum, kuris jau turi patirtį, tai jeigu kažką reikia sakyti, dažniausiai taip. Aišku, klaida yra tokia, kad žmonės eina patys viską daro, tai aš sakau, jeigu tu studijuoji mediciną ir sakai, labą dieną, Andriu, jūs šaunuolis, įsigijote medicinos ten paketą, vaimkit peilį, eikit pjaut žmonės. O, fainai, ir eina pjausto. Tai tu ne chirurgas, kaip sakant, tu reikia biškai įdėti mokslo žinių, pastangų, net jeigu kaip ir mokinasi chirurgai arba tie patys advokatai, nesvarbu kur bebūtų, tai pradžiai žinios, ar ne, tada ateina laikas praktikai arba rezidentūrai, ar ne, kur žmonės sėdi pradžiai tik žiūri, po to ten duoda užsiūt arba duoda pavalyti ir tik po to jisai gali pjaustyti žmonės. Ir tai būtent tas laikas ir yra čia, ar ne, tas rezidentūrinis. Ir skaičiuojame pelną, daliname savo išsekančius žingsnius link savo svajonių ir po to atitinkamas laiko tarpas, jau kiek mes norėsim tam, kad pasiekti savo norimą svajonę arba savo norimą tikslą. Tai pradžiai tiek ir tam tikros vėlgi baimės, rizikos ir tokios dvejonės. Vėlgi, jeigu tai būtų paprasta, darytų visi. Taip. Dėl to mes visą laiką pradedam nuo mitybos, tai vėlgi yra planavimas, disciplina, nuolatinis tobulėjimas ir juk niekas, to nenori, niekas nenori, jokios disciplinos, jokio planavimo ir taip toliau. Visi nori pinigų, bet niekas nenori nieko daryti. Tai taip ir gaunasi. Tai tiesiog vėlgi labai paprasta pradėti nuo savęs ir pasižiūrėti, ar tu esi paprastas ar nepaprastas. Ar jūs norite būti paprastų žmogum, kaip ir visi, tai nenorėkite gyventi išskirtinio gyvenimo arba gyventi taip, kaip jūs norite, jeigu jūs darysit kaip visi daro. Tai klausimas, kas tie jūsų visi. Jeigu visi eina į darbą, tikriausiai jūs irgi eisite. Jeigu norite keistis, tai tie, kurie, sakykime, jeigu būsit darbe ir žmogus pradeda verslą, tai tie, kurie turi nuosamdomą darbą, jie dažnai taip žiūri kitaip į tą žmogų ir sako, gal tau nereikia ir taip toliau, ten bando visai kalbinėti ir panašiai, tai tikrai 100% būna. Toliau, gal čia ne man, aš nesugebėsiu ir taip toliau. Tai pavyzdys ir istorija, kurią visi žino, ne? Tai jeigu jūs esate pirmokas ir mes jūs įkelsime į 7 klasę, tikrai nesigaus, jūs nieko nesuprasit ir viskas bus prastai. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, ateinat į 1 klasę ir viskas prasideda nuo A, B, C, po to žodžiai, po to sakiniai ir taip toliau, tada viskas tvarkoja. Tai jūs neįsivaizduojate, kokią geriausią savo versiją tapsite. Tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek mentališkai. Pradėję kelionę, reiškia, jau po 12 mėnesių žmogus tiek daug gyvenime vyksta, kad per visą tą laiką dažniausiai būna, sako, žinai, aš per metus tiek čia visko nuveikiau, kad aš per gyvenimą tiek visko nepasiekiau. Tiek kelionės, tiek visi pripažinimai ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi,
ką mes šiandien darote, arba tai, ką jūs šiandien darote, taigi nėra, kad jūs gimėte su tais sugebėjimas, ar ne? Tai lygiai taip pat ir automobilį nieks negimė vairuodamas, tai nuėjo kursus, nuėjo praktiką, dažniausiai būna, kad su instruktorium ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir viskas prasideda nuo mažų žingsniukų ir po to tik tai įsigijam patirtį ir tampam profesionalais. Tinklinis marketingas nesąmonė. Dažniausiai tai sako žmonės, kurie iš vis net nėra buvę čia ir net nieko nežino ar aplamai nesupranta. Čia tas pats, kas vaikai yra nesąmonė, kaip pasakoja žmogus tas, kuris neturi vaikų. Arba santuoka ten ar dar kažkas yra šūdas ir taip toliau, kai žmogus, kuris niekada gyvenime neturės ten santykių arba santuokos ir panašiai. Nu, kaip pavyzdys. Tai klausim visą laiką tų tik tai sėkmingų, nesvarbu ar Herbalife, ar šiaip gyvenime. Visą laiką įdomiausia yra pasikalbėti su tais, kurie būtent toj srity yra puikus pavyzdys ir sėkmingi. Nes jeigu jisai, aišku, ir iš tų, kuriems nepasisekė, galima kai ko pasimokyti, jeigu supranti, ką tau daryti, bet dažniausiai klaidos tas pačias būna, atsakomybės neprisimimas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vėlgi, dažniausiai jie nieko nepasakys arba sakys, patys žinot, ar ne, geriausi specialistai mitybos, tai tie, kurie iš vis nieko nežino, arba kuriam pačiam reikėtų susijimti, ar ne, tai vėlgi, čia yra tikrai, galėtume diskutuoti, bet dar yra apie ką pakalbėti. Toliau, būna, kad, čia Herbalife'as, tai būna ir tokių, kurie sako, kad netgi kenkia. Aš nežinau, iš kur jie atsiranda, bet, būna tokių žmonių, kurie čia susigalvoja taip. Tai klausimas labai paprastas. Jeigu kompanija arba produktas yra 45 metus rinkoje ir jisai toks blogas, kad kenkia visiems ir taip toliau, ir jisai yra 96 pasaulio valstybėse, notifikuotas ir taip toliau, tai kaip gali būti toksai prastas, blogas, šūdinas produktas tiek metų rinkoje, ir tiek šalių. Tai čia irgi toks klausimas pamatym. Kaip? Aš neįsivaizduoju. Tai niekaip nesuprantu. Jūs galite vėlgi, jeigu jūs apgausite žmogų kažkokį vieną kartą, ar ne? Ar pirks antrą? Nepirks, ar ne? Tai visi tie, kurie buvo, yra kažkada ateina, išeina, tie klientai visokių būna, bet niekas, tie, kurie tikrai praeina visą tą kelią ir supranta, kas tai per daiktas, niekada nepasakys, kad čia kažkas negerai. Herbalife'as vėlgi, kaip ir visos kompanijos, turi savo priešų žmonių, kurie nenori, kad būtumėte sveiki, energingi ir geriau jūs būtumėte ligoti ir taptumėte vaistinės klientais ir stabiliai, kurie tiesiog ne tai, kad išspręstų jūsų problemą, o dėl to, kad tiesiog nuimtų, kaip aš sakau, numalšintų tą galvos skausmą. Tai šnapsą, kai išgeria, jeigu galva ryte skauda, taigi ne dėl to, kad kažkas tai, bet dėl to, kad mano pasirinkimas toks buvo ir aš kažkas tai prastai padariau, dėl to aš turiu kažkokias pasiekmes. Ir aspirinas ar kažkokie tai vaistai tiesiog šiek tiek nuima tą skausmą, bet tu vis tiek nesijauti taip, kaip turėtum jaustis, ar ne? Tai vėlgi, labai svarbu tie dalykėliai toliau būna rizikuoti, tai vėlgi, kaip ir minėjau, yra aukso standarto garantijas visiems produktams be jokios priežasties, 30 dienų grąžinimo garantija, verslo 12 mėnesių garantija. Vėlgi visų pirma dėl to, kad klientas visada yra laimingas ir patenkintas, ar ne, tai vėlgi jeigu aš kaip konsultantas neatidirbau iki galo, žmogus gali sakyti, ačiū, man viso gero, aš nenoriu, bet jeigu aš atidirbau, žmonės dažniausiai nieko nepasakys ir džiaugsis ir bus laimingi ir bet kokiu atveju žmogus tampa laimingas ir džiaugiasi. Toliau, ir kitas dalykas, dėl ko, pavyzdžiui, tie produktus grąžinam, jeigu pradam verslą, tai kartais ten žmonės ateina, dalina dar kažką ir tiesiog, nuvertina tą visą, sakykime, kompaniją ir panašiai. Aišku, tokių žmonių yra, buvo ir bus, gaila man jų, bet tam, kad neatsirantų rinkos ir neterštų kompanijos reputacijos. Toliau, čia piramidė uždirba viršų esantis ir taip toliau, kaip ir minėjau, mes jau kalbėjome apie tinklinio marketingo piramidę, kai reiškia, jūs irgi lygiai taip pat arba esate jos dalis, arba statote savo darbe, versle, kažkokiam tai organizacijų ir struktūrai, visą laiką yra tas pats, yra prezidentas, yra ministrai, yra pirmininkas, yra kažkoks tai baikerio klubų prezidentas ten taip ir taip, arba yra generolas, pulkininkai, seržantai ir taip toliau. Tai čia visur visą laiką yra tas pats, bet kur, ką jūs bedarysite, visur yra tas pats. Ir tik tiek, kad mes vėlgi kūrėme savo verslą, savo, kaip sakant, piramidę, galima sakyti, ar ne, tai viskas yra labai fainai. Toliau, ar sukursi, arba, pavyzdžiui, jeigu jūs esate savo samdomam darbe, ar ne, ir, pavyzdžiui, sekantis laiptelis, arba aš noriu pakilti karjeros laiptais į aukščiau, tai man tada reikia arba iš kur, tai tas žmogus tenais, kuris yra, kaip jį pašalinti, tai ar laukti, kol jis numirs, ar išeis į pensiją, ar dar kaip man patekti būtent tenais. Tai va čia irgi toksai klausimas, o man nereikia galvoti, kaip man patekti kažkur tai aukščiau, aš taigi pats viską kuriu ir aš galiu pasiklausti žmonių, kurie jau tai padarė, kad man padėtų greičiau tos karjeros laiptus pasiekti, nes pas mus yra principas toks,
Jeigu sekasi tam žmogui, seksis ir man. Jeigu, pavyzdžiui, va dabar jūs ateinate ir sakot, darau viską, kas įmanoma ir jeigu jums sekasi, sekasi ir man. Jeigu jums nesiseka ir man. Tai ašgi suinteresuotas, kad jums sektųsi, kaip pavyzdys. Tai čia lygiai tas pats. Tai ir viskas eina iš kartos į kartą, nes, kaip ir minėjau, kur mūsų piramidė, štai jinai gražuolė, o tokia, jinai kartais būna platesnė, jeigu turi daugiau vaikų, kartais būna siauresnė, jeigu neturit. Aš tai, pavyzdžiui, tokios, kur aš vienas šeimoje, tai pas mane tik čia va vienas, bet dabar pas mane jau normaliai viskas eina. 3 vaikai jau, kaip sakant, jau organizacija plečiasi. Toliau, brangus produktai būna, ten sako, ar ne? Da nėra tokių dalykų kaip brangu ar pigų, yra tiesiog arba vertina, arba ne. Tiesiog žmonės, nežinau, šnapsas brangus irgi 30-20 eurų, aš nežinau kiek kainuoja ir nuodas pilam save. Ir žmonės perka už tokius pinigus, aš neįsivaizduoju, kas taip gali pirkti, bet žmonės perka. Ir daug visokių dalykų, kurie žmonės perka, kuriem niekam nereikia. Kažkas tai perka rūbą už ten 50 eurų, kažkas už 2-3 tūkstančius perka, tą patį, ten tas pačias kelnes. Tai jeigu žmogui tai yra svarbu, jisai nusipirks. Kitas dalykas, vėlgi, kaip ir minėjau, pavyzdys sėdi su draugais, sako, davai skrendam rytoj Egiptą, gerą kainą, ten tarkim, ten kainuoja 700, vat, už 200, kaip pavyzdys, ar ne? Ar ten kainuoja 2000 ir sakys, vat, už 200 eurų. Ir galiu pasakyti, kad tikrai ne visi skris, nes kažkas dėl laiko trūkumo negalės, kažkas tai vaikų, kažkas tam ir taip ir visiems visko būna. Bet tie, kurie nori, tie darys, kai kuriems net ir kaina nesvarbu, kai kurie norės tiesiog su jumis pabūti. Arba jums skauda dantį, ar ne? Jeigu sakys, labą dieną, blemba, kaip man skauda dantį, sakys, tai gerai, tai ištrauksim tam 500. Ir tu nesakys, oi, ne, žinai, ir taip toliau. Jeigu tau skauda dantį ir dar tuos 500 ir atneši ir surasi, jokių problemų čia visiškai nėra. Čia paklausoma, kaip tau skauda. Tada tau nesvarbu, kiek tai kainuos. Jeigu būtų tai aš galiu ir be Herbalife daryti tą patį. Faktas. Yra daugybės pavyzdžių, bet produktų negalėsite panaudoti verslo sverto. Tai vėlgi uždirbsi tiek, kiek uždirbsi. Tai kaip ir minėjom, dar kartelį atsisuksim į va šitą vietą. Tu tampi va šituvą savininku, kuris tiesiog yra ribotas savo laike ir jisai negali panaudoti to sverto, kad sukurti masę žmonių tam, kad, kaip sakant, didinti savo verslą. Tai vėlgi, jeigu žmogui ten užtenka, jeigu mes net nekalbam apie ten 5 ženklės sumas per mėnesį, tai tada tikrai, ten, jeigu žmogui užtenka ten ir taip toliau, ir jis, jeigu nori tiesiog įdarbinti kitą darbą, tada jo, bet jeigu jis nori sukurti verslą, reiškia, nuo jo nepriklausomą, tada ne. Aš nemoku parduoti. Visi mokat parduoti. 100% geras filmas, wow, kažkoks tai gražus grilius, wow, kosmetika, wow, labai gerą meistrą, kas čia tau darė terasą, o kas čia tau nudažė, wow, kas čia padarė virtuvinį ir taip toliau ir taip toliau. Tai jūsgi pardavinėjat viską gyvenime, visą gyvenimą jūs viską pardavinėjat, nueinat su vyru, kažkas tai moteris, jeigu ten jau pasitempus, visą kitą, pasikvėpinus, visą pasiruošus, ką parduoda save, vyras lygiai taip pat, nueina, aha, čia mašina geresnė, gal čia visą kitą, jau čia pasišukavęs, apsikirpęs, jis eina į pasimatymą, ką jis padaro, jisai parduoda save, nuėjat į CV, nuėjat į darbo pokalbį, labą dieną, čia visas pasitempęs, gražus, kvepiantis ir taip toliau, ką jūs padarot, parduodat save, vieni parduoda geriau, kiti blogiau, turite vaikų, valgyk, vėlgi pardavimas, vaikai parduoda, visi parduoda, mes visi viską parduodam. Tai reiškia, kad aš pasakoju taip, kad kitas žmogus nupirktų mano idėją. Čia tas pardavimas vyksta visur, tiesiog, kai tu įvaldai tą įgūdį, svarbiausia vėlgi suprasti tą žmogų, ne tai, kad kartais būna, kad ten parduodi, belė parduot. Tai taip neveikia iš tikrųjų, bet jeigu iš tikrųjų sukuri tą ryšį tikrą ir nori padėtam žmogui, tada visai kitaip yra ir tada apie tave atsiliepia ir tada viskas yra tvarkoje. Bet jeigu tiesiog brūkti ir belė, žinai, imk ir taip toliau, tai tada nelabai. Tai prasme, čia labai trumpas verslas, labai greit baigsis ir ne tai, kad verslas baigsis, bet ir reputacija nukenties. Tai vėlgi, kas blogas pavyzdys, kaip Bonda vėlgi karštai tiki, kad tai, kad net bloga darosi, žinot, kartais tai būna, kad jau, kartais būna kokia nors ten pasakoja, čia tau nereikia to daryti. Aš nuspręsiu, viskas yra tvarkoje. Nuomonė yra svarbu, išgirdai, viskas tvarkoje, jūs galite pasidalinti ir taip toliau, bet žmonės patys nusprendžia, ne? Arba kai aš sakau, bando parduoti Eskimų šaldytuvą, tai reiškia, Eskimas gyvena žiemą ir ateina, jam sako, šaldytuvas geras, nežinau, galbūt, bet man atrodo, kad čia prasta mintis ar ne. Ir žmonės patys sprendžia, ar nori būti jūsų klientai ar ne, galbūt kažkieno tai kito, galbūt kartais, aš kai sakau, yra kirpėjos, nesvarbu kažkokie specialistai,
kur žmonės net į kitą miestą važiuoja apsikirpti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia irgi toks geras tada klausimas, o tai negi prie namų kažkur tai nėra, bet jūs važiuojate tikriausiai pas žmogų, nes jums patinka su to žmogum pabūti, lygiai taip pat ir pas mus versle. Tai dažniausiai ateina tokie patys kaip ir mes. Ir kartais būna, kad sako, negaliu aš ten pakęsti žmogaus, tai sakau, dėl to toks kaip tu. Tai vėlgi pritrauksim tokie, kokie mes esam. Ir jeigu nepardavinėjate savo draugams artimiesiams, vėlgi tai dažnai būna, kad savam kaime pranašu nebūsi, žinokit, iš manęs irgi lygiai taip pat, gal po 3-5 metų kažkas tai sako, aš irgi noriu, nes taip yra. Oi, čia sako, čia labai, čia kažkokia tai sekta ir taip toliau. Taip, 100%, labai baisus žodis. Kitaip čia dar vadinasi bendruomenė. Bendruomenė tai yra, reiškias, būris žmonių, kurie imponuoja tam pačiam dalykui. Baikerių bendruomenė, vadinasi baikerių klubas, ar ne? Bažnyčios bendruomenė, onkologinių ligonių bendruomenė, krepšinio fanai, futbolo fanai, kitų šakų fanai, ar ne? Arba bendruomenė. Gali būti šokių kažkokia bendruomenė, studentų bendruomenė, moksleivių bendruomenė, kaimynų sekta bendruomenė, sporto kažkokia tai sekta bendruomenė, savanorių bendruomenė, tėvų kažkoks tai komitetas bendruomenė, ar ne, alkoholikų bendruomenė, dar visokių tenais narkomanų bendruomenė, ir taip toliau visokių yra, jokių problemų, ir kiekvienas turbūt kažkam tai priklauso, tai lygiai taip pat kaip ir mes, ir kaip ir mes visi, Rotary, pavyzdžiui, arba ten BNI yra verslo klubo bendruomenė, visokių yra bendruomenių, tai tiesiog kiekvienas jūs priklausot, tik tais dar neaišku kam, bet tiesiog tai yra pats žodis toks, atrodo, kad čia kažkas tai, kažkoks tai garbinimas kažko ir panašiai. Būna aišku visokių žmonių, bet dėja čia taip nėra. Toliau, bijau ką pasakys, ką pagalvos, wow. Čia yra tik pasitikėjimo savimi klausimas, tai dažnai žmogus, kai pradeda verslo modelį, kai reiškia, ką tik pradeda augti, tai nepasitikė, nežino, čia kaip tas medelis, žinot, pasodinai mažiukai, jisai toks paputė, kažkas nugraužia ir taip toliau, labai lengva jį ištraukti. Bet jeigu jau rimtas medis, ar ne, kaip ranka, arba jis toks, kai apglėpsi, tai jau jo niekas nenupūs, neištrauks ir neišlups, tenais, ta prasme, labai sunkiai. Tai čia turbūt tas pasitikėjimas ateina su laiku, o pasitikėjimas savim, tai reiškia, kai tu darai kažką ir tu pradedi, tikėti savimi, nesvarbu, ką jis darysit gyvenime. Kai vaikas gimsta irgi nepasitikė savim, bet jis turi tėvus, kurie jį moko, kaip tai daryti ir jisai galų gale pats pradeda daryti, ar ne, kai pradeda vaikščioti, eina po biškį griūna ir po to po truputėlį pradeda tikėti savimi, jis jau eina ir žiūri, kad kūnas greičiau eina negu jo kojos ir taip toliau, bet jisai galų gale išmoksta, jūs lygiai taip pat tik neatsimenat, bet visiems taip pat buvo. O aš nenoriu kišti savo šeimai, draugam, čia viskas yra labai fainai. Tikrai galima labai greit susigadinti santykius ir taip toliau dėl šitų, nes būna, kad per daug kalba, arba kaip ir minėjau, yra fanatizmas per didelis. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, savam kaime pranašu nebus. Verslas sprendžia problemas. Problemų turi visi žmonės. Klausimas tik kaip jūs, iš tikriausiai vėlgi kažkokių finansinių problemų ar sveikatos, nesvarbu, kas tai būtų, tai mes sprendžiam problemas ir jeigu žmogus kalba apie tai, dažniausiai tai turi kažkokią tai problemą. Ar ne? Sunku paeiti, dūsta, ten spaudimas apie tai kalba, ten nėra ką apsirengti ir taip toliau, tai jis žmogus kalba apie problemas. Aišku, jeigu mes sėdėsim čia kažkur tai prie stalo, 10 žmonių ir aš pradėsiu ten sakyti, tau čia tą reikia daryti, nieks taip nekalbės ir nedarys, tiesiog yra žmonių žeminimas. Dėl to reikia tiesiog asmeniškai pakalbėti ir geriausia tai pasidaro, kai mes atveriam savo širdį arba bent jau pasidalinam savo patirtim ir tada galima kažką tai pasakyti arba nukreipti kitą žmogų. Ir nereikia niekam nieko siūlyti, kaip ir minėjau, viskas yra paprastai, lengvai nukreipti, parodyti ir pasodinti vienas prieš vieną ir tada pasikalbėti apie tam tikrus dalykus. Viskas yra pardavimas. Jeigu tai yra gerai, tai gerai. Jeigu ne, tai nieko baisaus. Toliau. Juk žmogus taip pats gali kaim mokėti pinigus, tarkim, ten sulieknėti ar dar verslą padaryti. Svarbu. Kodėl jūs mokate už mėsą, o nebuginate patys? Pavyzdžiui, galite jau paršą nusipirkti, auginti, atsikeli ryte, vakare, ten pamaitini visą kitą šūdus, srutas išvalai, gardą ir taip toliau, ir saugini ir viskas, ir jokių problemų, net niekam nereiks mokėti babkių. Arba kodėl samdo statybininkus, mechanikus, santechnikus, nesvarbu, kas tai bebūtų ir nedaro patys. Kirpyklų, jeigu pats galite apskirti su mašinką, apsidrožį ir viskas. Bet ne, žmonės eina, samdo ir taip toliau ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir su maistu žmonės tiesiog matosi, kad jie nesusitvarko ir mes būtent tam, kad jiems padėtume.
Ir patys yra bandžę, pradėję pavyksta, po to nepavyksta. Mūsų darbas vesti žmogų link rezultato. Tiek mityboje, tiek versle. Pradžiai per mitybą, po to per verslą. Neturiu žinių. Žinios yra išmokstamas dalykas, jūs universitete, dar ar ten mokykloje, ten daug metų investavote ir taip toliau. Lygiai taip pat ir mes, paraleliai dažniausiai mes tiesiog investuojame savo laiką ir žinias ir tikrai turim ir mokymų platformas ir kursus tam, kad maksimum pripildyti tas žinias. Tai va, tai trumpai labai tiek, jeigu iš tiesų jums įdomu arba iš tiesų norite pradėti savo verslą arba dar turite klausimų ir norite daugiau sužinot, tai tada rekomenduoju susiskambinti ir pasikalbėti tiesiog apie viską. Ir tai vėlgi noriu iš karto nuraminti, nes kartais būna, kad žmonės labai bijo, sako, ai, čia gal čia pradės, man čia parduosiu. Aš niekam nieko neparduosiu, man net, kai aš sakau, man net neįdomu parduoti, jeigu žmogus geriau pats paklausė, žinau, kad jis iš tikrųjų nori. Nes investuoti savo metus 2 laiko į žmogų, į jo apmokymus ir taip toliau, kad jis būtų sėkmingas, tai vėlgi labai svarbu yra, kad su kuo tu dirbi ir ką tu darai ir kokie tikslai. Ir tikrai ne visiems yra verslas, bet visi gali jį pradėti. Visi gali pradėti, tik tas klausimas, kiek atsakomybės, kiek visų kitų dalykų mes nešame kartu. Taip kad gerų pasirinkimų ir lauksim tų, kurie iš tiesų kažko tai nori, arba tie, kurie turi klausimų, tai vėlgi tas pirminis pokalbis visą laiką yra priimtinas, taip kad